truputį atsiplėšėm, bet žinom, kad jie dar gali pasivyti. Antrą kėlinį sužaidėm irgi taip pat gerai ir padidinom savo taškų pranašumą. Trečiam kėlinį atsipalaidavome ir jie mus prasivijo, o ketvirtam kėlinį mes visi susikaupėm, žinojom, kam duoti kamuolį ir bėgom greitą puolimą, todėl taip gerai ir sekėsi. Ne, lengva nebuvo iš tikrųjų. Jeigu būtumėt nepaklausęs, būčiau nuo to ir pradėjęs, kad rezultatas tikrai neatspindi rungtynių eigos, nes 3,5 turbūt kėlinio žaidėm taškas į tašką. Tiesiog gal dėl to, kad ilgesnį suolą turėjom, daugiau jėgų išsaugojom ir po to priešininkai tiesiog palūžo per porą minučių, dėl to tik pabaigoje tas skirtumas pasidarė, bet tikrai labai stiprią komandą įveikėm šiandien.